Na tai sveiki visi, susirinkę į mūsų podcastą. Aš esu Luknė ir šiandien kalbinsiu mūsų pašnekovę, pirmokę, todėl ne visi turbūt ją dar pažįstate, Akvilę. Labas. Tai mes, kadangi tave mažai pažįstam, norim sužinoti apie tave daugiau. Tai ar gali prisistatyti, tiesiog papasako, ką veiki laisvalaikiu ir... Tai aš esu Akvilė, esu šios gimnazijos pirmokė, mokausi pirmoje C klasėje. Atėjau iš Baltupių progimnazijos, kuri tikrai yra labai gera progimnazija ir tie, kurie dar yra visai maži, labai siūlau eiti tenai. Taip, aš irgi buvau iš Baltupių, tai mes jau matėm vieną kitą, Taip. Tai labai fainai. Šiaip, ką mėgstu veikti laisvalaikiu, tai turbūt mėgstu labai piešti, dainuoti, groti gitarą. Groju 2 skirtingom gitarom, tai elektrinė ir akustinė. Šiaip labai dar daug patirties su gitara tikrai neturiu, bet su laiku manau, kad tikrai turėsiu daugiau ir išmoksiu daugiau dainų ir gal net atsirasiu ant kažkokios scenos. O savarankiškai mokinės groti? Oho, čia rimta. Tai kalbant apie tas visas gitaras ir instrumentus, aš neseniai sužinojau, kad tu groji grupiai. Tai buvo tavo grupė ar tai buvo kažkaip bendrai sukurta? Šiaip čia buvo bendrai sukurta grupė, sukūrėm ją progimnazijoje, sėdėjom su drauge kavinėje ir kažkaip kalbėjom labai daug skirtingų dalykų ir pradėjom kalbėti, kad buvo svajonė nuo pat vaikystės kurti grupę ir kažkaip kilo ta idėja, kad reikia tai padaryti dabar. O dainas rinkotės iš kažkokio playlisto ar turėjot savo gal netyčia? Dainas šiaip, manau, rinkomės tiesiog savo nuožiūrą, susirašydavom tokį kaip planą ir pasirinkdavom belekai. Esu mačius, kad jūs grojot prie mūsų mokyklos netgi. Taip. Čia kokia proga buvo ir kaip sugalvojot? Tai čia buvo gatvės muzikantų diena. Tai buvo birželio mėnesį. Ir mes rinkomės vietas, kur koncertuoti. Tai pirmąją vietą mes išsirinkom Vilniaus gatvėje prie kafeino. Ir tenai mes galėjom pasirinkti groti tik 2 valandas. Ir kažkaip pagalvojom, kad tai gana mažai. Ir kad reiktų daugiau. Tai kažkaip man kilo idėja, kad gal reiktų groti prie Vyčio gimnazijos, dėl to, kad čia daug būna žmonių eina ir tiesiog gana populiari gatvė. Ir va taip kilo visa ta idėja. O dabar tu esi jau čia mokais. Taip. Tai, o šiaip sunku buvo suburti grupę, rasti žmonių grupiai, ar tai buvo tiesiog toks, einam, darom? Šiaip buvo tikrai gana sunku, nes iš pradžių pas mus buvo grupėje kitas žmogus, bet galiausiai jis dėl savų aplinkybių turėjo irgi išeiti ir mums pritrūko dar vieno dalyvio. Bet kita grupės narė turėjo labai gerą klasiokę ir tiesiog pasiūlė ją kaip variantą, nes jinai groja būgnais ir taip paėmėm ją į grupę. O šiaip kalbant apie muziką, tu planuoji kažką su ją veikti, gal mūsų mokyklai nori ką nors, nežinau, irgi grupę padaryti? Šiaip visai gal ir norėčiau, bet kol kas dar nelabai daug žmonių pažįstu, todėl nežinau, kas kuo groja, ar bent jau kažkuo groja. Tai nežinau, bet šiaip tikrai labai norėčiau atsidurti ant scenos ir tiesiog parodyti tai, ką moku. Aš manau, kad tikrai tai bus įmanoma ir dar tikrai čia sužinosi, kas groja, kas negroja. Tai va. O mes to turim tokį klausimą, kurį visiems užduodam. Tai visų pirma, kas yra tavo autoritetas? Sunkus klausimas. Šiaip, taip rimtai pagalvojus, sakyčiau gal, kad mano muzikos mokytoja, kuri buvo Baltupiuose. Labai gera mokytoja, labai nuoširdi, labai atsakinga, padedanti, tai yra labai svarbus dalykas. Ir jeigu įvykdavo kažkokie dalykai, visada galėdavai pas ją kreiptis ir jinai padės belė kokių klausimų. Ir su visais tais grupės klausimais jinai visada padėjo mums pasiruošti Baltupių talentams, taip pat atėjo į kelias mūsų repeticijas prieš pasiruošimui į gatvės muzikantų dieną. Tai labai gerai mokytoja. Aš manau, tai galėsi nusiųsti šitą podcastą ir jinai labai džiaugsis. Tai va. Ir tada dar vienas klausimas, ar turi kažkokią svajonę? Manau, svajonių mes tikrai labai daug visi turim. Ir yra tos, kurios išsipildo ir kurios neišsipildo. Bet šiaip, net nežinau, labai sunku. Prieš kelis metus šiaip
buvau sugalvojus, kad užaugus norėčiau būti mados dizainerė. Pradėjau piešiau labai daug piešinių. Tada kažkaip visas tas noras praėjo ir atėjo tas kitas noras gal tiesiog būti dainininkė. Bet dabar kažkaip aš lyg ir abiejų dalykų noriu ir turbūt mano svajonė būtų tiesiog būti ir ant scenos, bet ir tuo pačiu parodyti tai, ką geriausiai moku mados dizaine. Aš labai tikiuosi, kad tau pavyks įgyvendinti. Ačiū. Manau, kad tikrai pavyks. Tai ir ačiū mūsų klausytojams, kurie šiandien klausė. Jeigu yra norinčių ateiti mūsų podcastą ir pakalbėti taip kaip Akvilė kažkokia tema, drąsiai kreipkitės į mūsų teatro mokytoją Rytį. O šiandien aš tau sakau ačiū už pokalbį ir iki kitų kartų. Tada. Visa. Viskas.